Žodžiu, merginos, mano kūrinio visi turi klausytis pastoviai, taigi sukurkime TikToką. Matau, šiandieną turėsime TikToko treniruotę. Talismane, nagi, paskubėk. Gerai, apkarpom, paskelbiu, zuikės mėgaukimės mūsų dėmesiu. Po šios dainos turėsim daug gerbėjų, daug vaikinų mums jau parašė. Merginos, kiek galite galvoti apie berniukus, kada tęsime mokymus? Talismane, kai susirasim vaikinus, viskas atsistos į savo vietas. Talismane, nusiramink, gal kuriai merginai irgi patiksiu. Jūs tiesiog duodate tuščius pažadus. Merginos man rašo, bet jūs jas ignoruojate. Gerai, Talismane, mes jiems duosime tavo numerį. Leisk jiems paskambinti, bet ne tik rašyti. Gerai, aš neprieštarauju. Duok man telefono numerį ir dar kartą sukurkime vieną įrašą. Ar galiu būti priešais tave? Gerai, pirmin. Romeo, pažiūrėk į mane, kad ir kaip mokytas Maikas klaustų apie tave, aš to nekartosiu 2 kartus. Žiūrėk ir mokykis. Dabar tavo eilė. Nagi, Romeo, dirbk, mes kaip tau parodėme, tavo artikuliacija turėtų veikti žemiau. Smailikai, Maksai, ateikite čia, aš noriu jums kai ką parodyti. Dirbk, tu darai blogai, žemiau. Timūrai, kas ten? Smailikai, mėgaukis. Jos kuria TikToko vaizdo įrašus su zuikiu talismanu, jos patraukia vaikinų dėmesį. Ar ten Meri? Meri ir Knopa. Ei, kodėl mane palikote? Romeo, toliau treniruokis ir nesiblaškyk. Dianos takelis yra kvailas ir Diana yra kvaila. Knopa ir Meri taip pat yra kvailos. Ką? Vaikinai, ar suprantate, kad jos taip elgėsi norėdamos mūsų pykdyti? Taigi, vaikinai, ar žinote, kad jaučiamės nevykėliais, nes mums reikia naujų merginų? Ar turime puikių merginų, kurios gali būti mūsų poros? Gal varlės? Varlės nuobodžios. Klausyk, Smailikai, kas yra kvailas? Diana yra kvaila, jos takelis yra kvailas. Tu esi kvailas, ateik pas mane. Ką? Ei, būk ramus, pasilik ten. Klausyk, Romeo, patariu laikytis atokiau nuo Dianos, nes jie gali lengvai sudaužyti tavo širdį. Taip, jį greitai sudaužys tavo širdį. Klausyk, Smailikai, žinau, ką turiu daryti ir dar kartą išgirsiu, ką nors blogo apie Dianą, kalbėsiu su manimi. Pažiūrėkite, kokį sūnieną mokytas Maikas turi. Pasipūtęs, drąsus. Klausyk, Romeo, mes tavęs nebemokome, išeik iš salės. Nenoriu treniruoti su žmonėmis, kurie įžeidžia merginas. Sėkmės. Ei, berniuk, ką? Nieko, tai šis kvailas takelis vis dar skamba mano galvoje. Vaikinai, klausykite manęs, dar kartą dainuosite šią dainą, tada eisite kurti vaizdo įrašus su Diana. Tęskite treniruotę. Gerai, Smailikai, dabar rasime naujų merginų ir pamiršime šokėjas. Tavo žaislas, ei, berniuk. Merginos, Diana, tavo takelis bomba. Tavo daina puikiai. Diana, man labai patiko. Diana, ar gali duoti savo autografą, prašau? Ką, nevykėliai, jūs rimtai, ar jums patiko mano daina? Tai taip puiku, aš to nesitikėjau. Taip, stop. Nuo šiol esu Dianos vadybininkė, ji pasirengusi duoti jums savo autografus tik pakaitomis. Nagi, kas pirmas? Nagi, Diana, pirmin. Gerai, pasiruošę. Viskas, baigiau. O aš irgi sukūriau TikToko vaizdo įrašą su Dianos kūriniu. Talismane, ar galim su tavim nusifotografuoti? Žinoma, galite. Na va, Diana vėl yra mokyklos žvaigždė. Velnias, niekas nesitikėjo, kad ji išleis savo dainą. Merginos, aš žinau, kaip galime išpopuliarėti. Ir kaip, Sofija? Galim sukurti TikToko vaizdo įrašą su Dianos daina. Klausyk, Sofija, daugiau niekada to man net nesakyk. Nekursim vaizdo įrašo su Dianos daina, niekada. Viskas uždyka, blondi. Galim išgarsėti? Knopa, ar galiu su tavimi nusifotografuoti? Diana, tavo daina yra tikra bomba. Kada ji bus išleista? Netrukus, Aisai. Bet dabar pagamink man latę. Diana, tavo daina skambės kiekviename mūsų kavinės kampe. Ar galiu gauti autografą? Aišku, pica, jokių problemų. Niekada nedėjau jo ant iškirptės. Diana, aš taip pat. Ačiū, Diana. Aisai, duok man ranką. Nedės tau ant kaktos.
Na viskas, aš neliksiu kavinėje su šia netikra žvaigžde. Turim treniruotę. Blondė, o kaip salotos? Kokios salotos? Turim numesti svorio. Mes tave dieviname. Draugai, aš šokiruota, net neįsivaizdavau, kad nevykėliai mus mylės. Pažiūrėkit, ką sukūrėt su mokyklos vaikais, jie to džiaugiasi. Diana, kaip aš? Ar merginos ko nors klausia apie mane? Žinoma, talismanė, bet skaitysime po pamokų. Taigi, merginos, viskas, daina išleista. Taigi, švęsime mano kūrinio išleidimą. Taip, draugai, aš jūs čia pakviečiau dėl dalyko. Kaip matote, esu tik viena choro narė. Dėja ir aš. Taigi, chore turime 2 narius. Gerai, aš prisijungsiu. Rainai, baig! Taigi, draugai, mūsų chore yra 3 nariai, kas dar? Jūs neturėtumėte už tai mokėti. Draugai, pirmyn, kiekvieną sekmadienį giedosime bažnyčioje. Visi žiūrėsi mus. Ar tau viskas gerai? Turiu problemą su balsu, aš nemoku dainuoti chore. Tiesą sakant, maištingos merginos išleidžia dainas, bet mes dalyvausime chore? Ne, chore nedalyvausiu, aš nemoku dainuoti. Aš moku dainuoti geriau nei Rainas, žiūrėk. Kostė, kodėl aš nieko nežinau apie tavo talentą? Taip yra dėl putpelių kiaušinių. Kostė, aš tave priimu, tu esi chore, tavo kiaušiniai pasiteisino. Ar girdėjai? Gerai, tada taip pat noriu būti chore. Aš taip pat. Na, saloto. Dimo? Aš taip pat. Puiku, turime komandą. Kada bus mūsų pirmoji pamoka? Šiandien, dabar. Laukiam jūsų salėje. Tikiuosi, kad su jais nesusipyksime. Taigi, draugai, pradėkite šildyti balsus. Pradedam nuo mano gražios ir tolimos ateities dainos. 1, 2, 3. Mano graži ir tolima ateitis. Prašau, nebūk tokia žiauri. Prašau, nebūk tokia žiauri. Prašau, sakau. Dėl to prašau savo ateities, savo gražios ir tolimos ateities. Įrodykime visiems, kad jos muzika yra baisi. Prašau, nebūk toks žiaurus, prašau, sakau, dėl to prašau savo ateities, savo gražios ir tolimos ateities, mano graži ir tolima ateitis, aš tik pradedu savo kelią, mano graži ir tolima ateitis, prašau, nebūk tokia žiauri, prašau, nebūk tokia žiauri, prašau, sakau. Dėl to prašau savo ateities, savo gražios ir tolimos ateities. Mano graži ir tolima ateitis, aš tik pradedu savo kelią. Gerai, vaikinai, einame, nes dabar bus pamoka skambutis, ir niekas neturėtų mūsų matyti. Eime, bėgam. Mano graži ir tolima ateitis, prašau, nebūk tokia žiauri, prašau, nebūk tokia žiauri, prašau, sakau. Merginos, aš tiesiog šokiruota, visiems mokykloje patinka mano daina, tai taip puiku, labai šaunu. Diana, manau ne visiems. Ką? O Dieve. Merginos, nesuprantu, kas nori mane įskaudinti. Diana, turime tai parodyti mokytojui Maikui, gal kažkam tiesiog nepatiko tavo daina? Taip, bet kodėl jiems tai reikia šaukti? Diana, mokytas Maikas turi tai žinoti. Taip, turėtume apie tai pasakyti mokytojui Maikui. Sveiki, mokytojau Maikai, ar turit minutę? Diana, sveikinu, tai taip, puiku. Ačiū, mokytojau Maikai. Tačiau ne visiems žmonėms patiko ši daina taip, kaip jums. Kažkas nori mane įskaudinti. Ant kiekvienos mokyklos sienos jie iškabino, kad Dianos kūrinys yra kvailas. Mokytojau Maikai, manau, kad kažkas pažeidžia taisyklės mūsų mokykloje. Neleidžiama to skelbti. Mokytojau Maikai, ar galite suprasti, kas tai padarė? Diana, nesijaudink, taip atsitinka. Ne visiems turėtų patikti tavo takelis. Ne, viskas, mokytojau Maikai, aš supratau. Mano daina yra prasta. Šiandien ištrinsiu, niekada jo neklausykite. Diana, tu ką? Ar esi pasirengusi ištrinti savo dainą dėl kažkokių plakatų? Taip, esu. Diana, būk rami, pasakysiu budinčiam ir jis nuims visus plakatus ir tavo takelis yra tikrai bomba, tikrai. Dėdė Maikai, Diana, klausiau tavo muzikos, man tai patiko, wow. Ačiū, Romeo, labai džiaugiuosi, kad tau patinka mano daina, bet šiandien ją ištrinsiu, nebeklausyk jos. Diana, nesijaudink. Ne, Diana, aš padarysiu, tai šaunu ir tai manęs nesustabdys. Matai, Romeo pradėjo nuimti plakatus. Ne, mokytojau Maikai, tai neišsaugos mano dainos. Šiandien ištrinsiu. Diana, aš ko gero žinau, kas tai padarė. Kas?
Tai nesu tikras, bet manau, kad... Taigi Na kas? kas? Kad tai krepšininkai. Ką? Krepšininkai? Bet kodėl jie tai padarė? Kas čia per nesąmonė? Įdomi nesąmonė. Eina sau. Diana, jie klausėsi tavo kūrinio ir pasakė, kad tai mėšlas ir tu taip pat. Krepšininkai. Kodėl aš apie juos nepagalvojau? Reikia su jais susitvarkyti. Kas čia per triukas? Romeo, pasimk krepšininkus pas mane dabar. Gerai, dėdė Maikai, aš to juos paimsiu. Diana, nieko neklausyk, tavo takelis yra bomba. Romeo, palauk, neik ten. Mokytojau Maikai, mes patys susitvarkysime su krepšininkais. Diana, kaip? Diana, ar dangstai krepšininkus? Ne, merginos, aš tikrai nedangstau krepšininkų. Bet rytoj mes mokyklai prieisim prie jų ir paklausim, ką jie čia sumastė. Diana, ar turi naują vaikiną? Taip, Romeo, o rytoj visi mokykloje su juo susipažins. Bet viskas prasidėjo taip gerai. Diana, daryk, ką nori, aš tavo pusėje, tikrai. Draugai, spauskite like, prenumeruokite kanalą. Rytoj mano naujasis vaikinas surengs puikų šou krepšininkams. Iki kito karto ir ate!